Tai laba diena visiems, pabandysim apsieiti be mikrofonų, turim tokią gražią kamerinę erdvę. Manau, kad tikrai vieni kitus girdėsim. Šiandien šitoje Vilniaus knygų mugėje ypatinga proga, turbūt tarp viso daugelio čia šiandien pristatomų knygų. Mes turime Vidmanto Pačiulevičiaus Draugų šalis. Knyga atsiradusi iš tikrųjų ypatingomis aplinkybėmis, ypatinga proga, iliustruota Rolando Bilinsko, puikus pasakojimas ir kad apie jį kol kas daug nekalbėti, aš paprašysiu Andriaus truputėlį intro padaryti, apie ką mes čia šiandien susirinkom pakalbėti ir ką galimai tai reiškia. Gerai, tai aš nuo pradžių gal pradėsiu, kad čia taip, nes šiek geriausiai. Draugų šalis. Yra šalis tarp vandenų, prie kopų pustomų baltų, įrėminta juodų krantų, apžėlusių gūdžių miškų, tarpų rytų ir vakarų, ir jūrų marių mėlynų krantais išpuoštais gintarų. Toje šaly nuo seno gyveno laumės, raganos, velniai ir marių vaikai geltonais plaukais, nugairintais veidais, strazdų sparnų paliestais. Mergaitė Di tenai gyvena, velniukai jų ir ir laumė ragana Rasa. Dar pasakotojas ten kalne, namelis susirentęs po tankia egle. Istorija ši nutiko anava tada, neišgalvota ir tikra, ji buvo užrašyta ir butelį į jūrą įmesta. Arba nutiks dar kažkada, kai bus išminčių išrasta vaikystės laiko mašina. Pradžia tai saulėta diena, jų miega, tarsi Buda budi čiupinėja jis ragiuką, išdygusi kaktoj gumbiuką, bus panašus į girių velniuką, o ne į gerą marių berniuką. Glosto sūnui galvą mama, laumė ragana Rasa, kad užaugtų tau ragiukas, būk išdykėlis velniukas, jeigu eibių nebekrėsi, tai ragelį neturėsi. Oi, kaip rūpi ragiukas, kaktoje tik stas gumbiukas, žadina broliuko jų. Lėkim krėst kvailų juokų, gal ir jų išdygs ragiukai, bus abu tikri velniukai. Štai dėdulė šiukšlę metė, pakėlė, pasivijo, kritęs ant tako akmenių pavirto, dėdulė užkliuvo ir pavirto, jų šiukšlė į kišenę gulinčiam įkišo ir dar kankorėžių saują prikimšo. Žąsis, aš visą paskaitysiu, man atrodo. Žąsis iš juoko sugageno, gandrai snapais sukaleno, neleisime nevaloms teršti gamtos gyvenimo mūsų gražios aplinkos. Tai žino net maži vaikai, darželį lankantis pipliai. Susėdo ir jų po lapuotų medžiu apsvarstyti žygio planų, kad rageliai išdygtų abiem ant kaktų. Ir staiga kaip vėjas prašvilpė pro šalį Di. Mergaitė apsivilkus pūstą sijonėlį, į kasą įsipynus puoštų kaspinėlį. Oi, kaip velniukams galvelės susisuko, net nusirito abu nuo kelmuko. Pasipustę padus jie leidos paskui Di. Kai pasivys, timtels kaspinėlį, o jų už šakos užkabins sijonėlį. Bet nusprendė pasekti mergaitę prieš tai. Pamiršau pasakyti jums tik tai, kad velniukų nemato vaikai. Taigi Di, neįtarus klastos, nuskubėjo gelbėti pasaulio kaip visados. Kas jei ne ji, gėlytė pievoje paguos ir boružėliai dainą padainuos. Darbų gausa, o laiko tik diena. Tadi žygiuot lėtai nėra kada, jis skrieja lyg žuvėdros dukrelė, kojytėms striksi kaip žiogelis žalias ir staiga mato. Guli ant miško takelio paukščiukas iškritęs iš savo lizdelio. Di ima į savoje ir kelia, bet nepasiekia paukščio buštelės. Priklaupė visai arti, jų broliui ant pečių užkėlė Di, o šį ištiesus ranką paukštelį tą įkėlė. Džiugiai lizde sau čirškė šeiminėlė.
Nuo triukšmo šito di susverdėjo ir žemėn krito, jie pagavo, bet oi kaktom susidūrė abu nejučiom, di pamatė jų akis susitiko ir abiem po gūzą kaip slyva išdygo. Veidai vaikų iš nuostabos ištyso, akelės ant kaktos užlipo, jų raitėsi iš juoko, nes dar nebuvo matęs pokšto tokio. Tie viens nuo kito toj atšoko ir dar daugiau velniukams buvo juoko. Nuo šiol velniukai ir mergaitė di, draugai geriausi neišskiriami, kas rytą, kas ankstyvą, di bėga į girią ir drauge su ir jų pasaulį gelbėja kartu. Štai stirniukas pasimetė ir tirta. Gal ieško jo mama stirna? Seniai miške jau buvo šitokia bėda. Tad prasidėjo paieška. Į kairę, jų į dešinę metėsi bėgte, di įsiropštė į medį, kad matytųsi giria. Žiū, stirna sutiko ežienę ir miško naujienos aptarinėja, plepia apie zuikių teatrą ir ežio obuolių pyrago tešlą. Užsimiršo, įsitraukė į šneką, o laikas į vakarą jau teka. Pastveria stirniuką už uodegos ir tempia mažylį artin link mamos. Di ir jų ragina neprieštarauti ir link namų keliauti. Bet įsispyrė kojomis stirniukas, nes bijo sutiktų velniukų. Di paglostė jam snukutį ir nuramino taip kvailutį. Įsižiojo stirniuko mama, nustebo abi su ežienė drauge. Mato įsispyręs kanopom stirniukas, velėna aria kaip šerniukas. Velniukai užsispyrė rytą stumė, mergaitė di jį gyna videle. Pagaliau išvysta jie, mama, taip baigėsi ši pat miškės drama. Miške netinka žioplinėti, o reikia būti prie mamos ir ją stebėti. Vakare laumė ragana rasa, čiupinėja pagumbiuką. Kogi neauga jam ragiukas? Reikės vesti pas okultistą, ragų ir kanopų specialistą, gal susirgo nepagydoma liga. Okultistas, ragų ir nagų specialistas, tūno raganų kalno gudžioj tankmėje, ragais skirsto debesis aukštai danguje, akimis svaido žaibus tamsoje, kalno takus apkloja suvelta barzda, kad jo nesurastų smalsuolių minia. Ai, sakau, aš juk ne taip veikia raganų kerai, o iš tikrųjų okultistas, ragų ir nagų specialistas, tai augantis ant kelmo grybas, sprindžio dydžio baravykas. Suradus grybą ant kelmo jį reikia apeiti ratu ir stuktelėti kelmą batu. Grybas pavirs nykštuku, su monokliu, drabužėliais žaliais, aukso kurpaitėm, padais raudonais. Patukseno nykštukas į gumbą pirštų ir tarė. Įdomu. Gal ir jų serga velniukų maru? Tai tokia velnių liga, kai neauga kaktoje ragai ir velniukai tampa lyg geri vaikai. Viskas vyksta visai nejučia, kai gerų darbų gausa verčia šypsotis mamas ir glostyt vaikams galveles, tada neauga jiems ragiukai. Išdulka iš vaikų visi ožiukai. Ir čia palikim intrigą. Gerai. Intrigos beliko, bet gerai. Tie, kurie nesusipažinę su šitos knygos legenda, jos atsiradimo istorija, turbūt nelabai numano, apie ką visą tai. Mes šiandien turim Vidmantą, šitos knygelės autorių, ir pabandykim atskleisti tą paslaptį, kokiomis aplinkybėmis atsirado knyga ir kodėl jinai yra dvikalbė, ukrainietiškai jinai skamba Graina Druzyf. Vidmantai, prašau, kodėl? Kaip? Ačiū. Aš kai klausau, tai man pačiam įdomu, kuo ten gali pasibaigti viskas. Tarsi nežinau. Padovanojo balsai, tas balsas yra įrašytas ir knygoje yra QR kodas, galima nusiskaityti ir ten yra. O Andrius brolis Martynas, jisai tenai sėdi, sukūrė unikalų garso takelį su tema muzikinė, teisingai pasakiau, ne? Su keliom temom. Su keliom temom muzikinė ir iš tikrųjų bendrai skamba knyga, kai ir skaitoma ir dar tas muzikinis garsas dar sustiprina
visus tos įspūdžius, tai nuostabiai skamba. Man tikrai labai patinka ir manau patiks ir skaitytojai. Knyga 21 metais, žinai, jau buvo parašyta ir redaktorė gavus mano tekstą, mes ją turėjome kaip išleisti 21 metais, tai 22 metais kaip tik jinai redagavo. Ir kas nutiko, karas įvyko, ten tai šitie negeri dalykai įvyko, gerai, kad knyga atsirado prieš karą, tai tas jausmas, kurį perteikinėjau tą vaikišką pasaulį, tai jisai gal švelnesnis buvo, o jisai iš kitos draugystės ta knyga atsirado, tai yra iš pažįstamų anūkė, su kuria teko praleisti ilgesnį laiką, svečiavomės pas draugus ir anūkė 6 metų mergaitė, jinai mane įsirinko kaip partnerį žaidimų, kaip partnerį pašnekesių, nes tikriausiai silpniausia grandinė buvo tarp tų suaugusių, kuris pasiduodavo ir jinai, reiškia, 2 savaitės mes realiai tenai žaisdavom, plepėdavom ir supratau, kad vaikų pasaulis yra antiek nuoširdus, antiek švarus, antiek suprantamas teisingai, kad va tą knygos idėją ir kilo parašyti. Tada 22 metais iš tikrųjų įvykus karui pagalvojau, kad į Ukrainą gali važiuoti ne tik raketos, ne tik dronai, bet ir literatūra skirta vaikams ir tada jau sumasčiau, kad ukrainietiškas tekstas galėtų iš tikrųjų išeiti kaip vertimas, kaip kažkoks ir keliauti į Ukrainą knygą, bet pagalvoti lengva, bet praėjo nemažai laiko, kol prie kito projekto, prie kurio mes dirbome su Galina, susipažinome, susidraugavome, reiškia, dar iš kitos draugystės virto tai, kad Galina apsiėmė išversti knygą. Ir tas vertimas yra unikalus tuo, kad jis yra literatūrinis ir nėra tiesioginio vertimo. Galina yra etnomuzikologė ir iš tikrųjų tai labai padeda ir matosi, reiškia, ta ukrainietiška šaknis. Tai mes išleidome knygas atskiras kaip dvynės, knygos dvynės, jos išėjo abidvi. Ir išėjo ir lietuviška, ir ukrainietiška, kaip veidrodinis atspindys su genetiniu tuo pačiu kodu, bet iš tikrųjų charakteriai knygos yra šiek tiek ir turi savo charakterį. Tai gal tiek, bet įdomiausia šitoje knygoje yra, kad pirma knyga išėjo, yra Aivaras, va čia priekį sėdė Aivaras, jis yra Bucha School projekto vadovas ir jis mane pakvietė vykti į Ukrainą, pristatinėti šitą knygą ukrainietiškai. Galina Vilniuje, aš su juo į Ukrainą ir mes prieš savaitę Bučoje atidarydami nuostabų projektą, kurį darė Lietuvos verslas, ir Aivaras tenai vadovavo tam projektui, visam žiūrėjo, kaip visi dirba, daug savanorių buvo privažiavę, atidarinėjome mokyklą miško klasę, tai yra parke, Bučoje parke paslėpta mokykla, realiai jos nėra kaip bombarduoti, jinai tik tai klasė ir tik tai, reiškia, miškų pridengta, vos ne, labai moderni, daug technologijų ir taip toliau. Ir aš toje klasėje turėjau garbę pristatyti tą knygą vaikams. Iš tikrųjų, tai buvo gavusi pirma pamoka ir tiltas, televizijos tiltas su Lietuva, Galina Lietuvoje, aš ukrainietiškai nelabai šneku, Galina šypsosi iš ekrano, jau pristatinėja vedantysis apie, kad čia bus pristatoma knyga, vaikai visi už knygos jau turi, varto tenai, sėdi pilna klasė vaikų ir praneša apie oro pavojų, nusikeikė tas vedantysis, taip kaip žinome, kaip laivą tenai yra ukrainiečiai toli nuskandinę. Ir žiūri į mane, iš tikrųjų pribėga prie jo ten ir sako, tai ką darom, tai pavojus, ten priklauso, tai jisai praneša vaikam, tėvam, kad čia yra dabar pavojus ir manęs klausia, ką darai? Aš sakau, aš tai lieku. Ir jisai vaikams sako, ir visa jūra vaikų, sėdi daug vaikų, į mane žiūri tokiom akim, įsigandusiom akim žiūri. Ir aš matau tą baimę
Bet ta baimė buvo tame, kad ar aš liksiu, ar aš pabėgsiu. Ir tas pristatymas nutruks. Aš atvedančiam sakau, lieku ir jisai reiškia, praneša vaikam ir jisai, tada gerai. Ir jie į ekraną, Galina iš ekrano ukrainietiškai pasakoja, iš Vilniaus pasakoja knygą. Ir jie ten sukišę nosis visą tą laiką išklausę šitą. Tai ta knygos istorija yra, man yra miela ta, kad praktiškai 2 knygos visiškai, reiškia, galima sakyti, atskirų autorių. Tema ta pati, bet išleidome knygą, kuri yra lietuviška, ukrainietiška. Ir šitą knygą Petro Setui, ačiū ten vadovė, sėdi ir Petro Seto komandai, jinai gimė ir dar matau Jokūbą Jacovskį, Intersy, kuris tenai dirbo savaitgalį, kad šita knyga atsirastų. Visi dirbo ant tiek, kad mes galėtume išsivežti knygą. Jinai buvo nuplanuota, kad mes ją išleisime knygų mugėje. O čia viskas pasislinko. Per vieną savaitę, įsivaizduojate, gamybą paslinkti. Tai jie tenai savaitgalį sėdžiu su Jokūbu, o Petras Setas išleidžia man knygas ir vasario 16 dieną, per mūsų nepriklausomybės dieną, mes su vėliavomis susikrauname, tai kokie knygnešiai ukrainietiškų knygų pas Aivarą į mašiną, pilną bagažinę ir išdumėm reiškia, į Ukrainą. Tai iš tikrųjų man tai, tie išgyvenimai yra stiprus, dar ir yra švieži, bet kažkaip tai jau ir noriu pasidalinti to dalyku. Atsiprašau, užėmiau daug laiko. Knyga atsiradusi dar prieš karą, kalbanti apie tokius amžinus ir vaikams labai svarbius dalykus. Aš klausiausi Andriaus, žiūriu į iliustracijas ir prisimenu, aš Bučoje pirmą kartą buvau 23 rudenį berods. Buča ir Pinė ir ten, kas žinot, toks yra žymus menininkas Banksy. Jisai grafičius piešia ant tų sudaužytų namų ir tos iliustracijos, jos tokios yra prieškarinės. Ir kai Andrius skaitė, aš vizualiai mačiau tas iliustracijas, mergaitė šokantį ant kamulio, nupiešta ant sugriauto namo, kiti dalykai. Ir tai mano supratimu iliustruotų tą, negaliu sakyti dėja, pokarinę Ukrainą, tą karo Ukrainą. Tai aš labai norėčiau Galinos paprašyti išgirsti trumpą ištrauką, kaip tai skamba ukrainietiškai, jūs kaip bendra autorė. Žinoma, man atsiprašau, ne taip lengvai kalbėti lietuviškai, nes esu ukrainietė ir neseniai čia gyvenu. Ir man tai buvo ir iššūkis toks labai didelis, ir garbė, ir avantiūra, nes nesu vertėja profesionalė ir su literatūra gal ir susiję mano profesija kaip mokslininkė, bet šiaip nesu nei vertėja, nei rašytoja. Bet man buvo labai įdomu, labai šitą istoriją kažkaip tai pritrūko mano mintį ir fantaziją galbūt. Tai tai pabandžiau ir dar norėčiau labai padėkoti redaktoriai ukrainiečių kalbos Olga Pušurujeva, kuria jau profesionaliai peržiūrėjo tą tekstą mano, amatininko, ne? Taip reikia sakyti. Tai ir mes kartu ir su Vidmantu, ir su redaktoriu sukūrėm tokį gražų tekstą. Tai gal ištraukų. Nežinau. Ten, kur Andrius sustojo. Gerai. Stojau po gyrę, pasklido žinia. 36, pas mane puslapis. Taip. Aš norėčiau biškį anksčiau, gerai. Tai gerai. Nes ten irgi įdomus tekstas, tas pavyko man, kur tas 6. Šitą knygą, taip kaip Martyno, tas muzikinis takelis lydi ir Andriaus balsą, ir Halinos balsą lydi. Ukrainietiškoje knygoje yra lygiai taip pat, jisai taip gražiai sudėliojo, kad jų skaičius žodžių skiriasi,
Netgi kai kuriuose stulpelių struktūra skiriasi, bet tam, kad atskleisti patį tekstą. Iš tikrųjų tai yra nuostabu, kad esmė yra tekste, skambėjime ir Martynas sudėliojo ant tiek tos muzikinius fonus, kad jie atrodo, tiesiog vėlgi giminiškai. Prašau. По лісу швидко новина летить, чортят страшна біда занапастить. Стають хлопчиськами слухняними вони, забувши і про ріжки, і про витівки свої. Та, на щастя, між малечі також впертюхи бувають, тож і досі в нашім краї ріжки в діток виростають. Чорти і відьми на галявині зійшлись, і ліс густий принишк і похиливсь, і навіть вітер з моря стишився ураз. Нарада духів лісу почалась. Усі міркують, як чортят малих провчити, що здумали навкруг добро робити. Аж раптом дятел, тук-тук-тук, біда прийшла у ліс. Якийсь невдаха тут блукав і підпалив траву і хмиз. Вже не нажера їсть дерева, і пташині гнізда без жалю. Летять гілки, й вогонь їх вмить хапає, малі звірята ледь з пожежі утікають. Мчать равлики, жучки і павучки, лисички, зайчики і бабачки. Усі вмить кинулись допомагати, спішать на поміч ліс наш рятувати. Звірята носять із водою повні відра, всіх в лісі об'єднала спільна кривда. Вогонь лютує, хоче ще палати, пожежу їм цю треба подолати. Збіглись усі, і старі, й молоді, горбаті чортята й босоногі дітки. Тут відьми примчали на мітлах кружляти, їжак прикотив відерце помагати. Зграє ворон, то пожежна бригада, лиє зі шлангів стрімкі водоспади. Лили й гатили і лили, аж ніжки і одяг собі промочили. Згасла пожежа, не стало й сліда, лиш дим піднявсь вгору, мов хмара бліда. Врятовано ліс від страшної біди. Як добре, що друзі є поруч завжди. Хоч різні ми, та дружба все здолає. Біду перемогли, і ліс наш знов засяє. Радіють звірі й діти, ген над морем синім, і відьми, і чорти, і рибалки нині. Співають і танцюють всі гуртом до ранку, допоки півень заспіває на світанку. І я у тих лісах блукав, чортят і дівчинку зустрічав, і на мітлі чахнув курасу, багато вже минуло часу. Та пам'ятаю досі, як із нею розмовляв, історію цю на корі пером я записав. Минав собі час, підросли дітлахи, посивіли відьми й чортенята малі. Хоч пам'ять тепер у людей вже не та друзів дні славлять з тих пір, як свята, в тім краї, де з морем зливається небо, де сонце і ліс, більш нічого не треба. На чорному березі, Хурській косі, дивуюсь, радію чарівній красі. Muzika. Žinau, kaip yra su tais vertimais. Aš bijau net pagalvoti tokį uždavinį. Gauni tekstą lietuvių kalbą šiuo atveju. Ir dar eiliuotą. Eiliuotą. Kaip reikia tai išversti? Kaip tas procesas atrodo? Per sielą, per kūną gal Man nežinau. atrodo labai lengvas. Kiekvieną vakarą gaudavau į telefoną vieną stulpelį ir paskaitau, gerai. Toks įkvėpimas buvo, kad aš... Bet jūs turbūt pastebėjo, kad nesutampa, mes verčiam puslapiai žodžių, kai kur daugiau, kai kur mažiau, išsireiškimai skirtingi. Nes kai kur reikia daugiau žodžių, kad paaiškinti tą prasme. Nes tikrai buvo toks įkvėpimas, kad kiekvieną vakarą aš dariau po vieną stulpelį, ten 10, ne? Tai 10, tai ne per 10, gal per 2 savaitės aš taip padariau. Ar pavyksta rasti ukrainiečių kalboje atitikmenų? Mesgi lietuviškai turim tam visokias raganas, visokius kitokius dalykus, kas yra šitose tekstuose. Nebūtinai yra atitikmuo. Nu tai ir kai kur aš ir parašiau, kad ne Vidma, pavyzdžiui, nes Vidma pas mus yra blogas personažas, o čarivnyca arba kažkaip kitaip, kad parodyt, kad tai yra gera
geras personažas, geras personažas. Tai va. Ir aš jau Vidmantui sakiau, kad gal ukrainiečių variante reikės parašyti kažkokį ten paaiškinimą apie tą mitologiją lietuvišką ir apie kur ta Kuršių mariai, kur ta Kurska kosa ir taip toliau, nu, kad tą visą paaiškinti kontekstą. Nes mitologija lietuvių mitologija yra gana visai nebūtinai bloga. Tai va, ir čiurtai irgi. Ir čia dar laumė raga. Laumė, čia dar komplikuočiau. Vidmantai, kodėl dabar šitą knygą pradėjot rašyti dar prieš kartą? Kodėl jinai pasirodė dabar? Natūraliai, iš tikrųjų. Nes prieš tai dar 2 knygas išleidau Eilių rinktinę, Suaugusiam kapitoną, tokį kaip ir pretenzija į romaną eilėmis tarp eiliuoto ir prozinio teksto. Ir čia mano draugas turėjo didžiulę įtaką Parulskis Ernestas, kuris mane tenai skatino, sako, tu neeiliuok vien tik tai tekstų, dar parašyk normalų. Sakau, ne, aš eiliuosiu. Bet taip gavosi, kad tavo knyga išėjo. Bet iš tikrųjų, aš net nežinau kaip. Atvirai šnekant, paprasčiausiai tiek brendo, tiek iš draugiščių įsivystė. Iš esmės čia draugų šalis tai yra iš draugiščių įsivystė. Reiškia, asmeninės draugystės, šalių draugystės, antiek iškentėta ir iškentėti tam tikri įvykiai, kurie mus liečia ir iš tikrųjų jie liečia ir giliai. Liečia ukrainiečių tautą, liečia lietuvių tautą. Labai įdomiai gavosi, kai Halina nieko čia nėra, šitose knygose nieko nėra pritempto. Nėra tokio, kad specialiai kažką darytume dėl kažkokių marketingo, dėl kažko. Bet žiūrėkit, viršelis kaip gavosi. Kraina Druziv. Visi skau, Kraina. Ir uždėkite čia, o čia yra U raidė, yra Ukraina. Taip gavosi natūraliai, man kai Halina atsiuntė, jo, nu čia, bet kai atsiuntė Halina teksto pavadinimą, aš pats nustebau. Wow! Net negalvojau, kad draugų šalis gali taip verstis į ir taip tiesiogiai vos ne tą, nu, va, taip susipynė iš tikrųjų. Man atrodo, kad mes nuo seno mūsų tautos draugauja, tik tai kažkas tai nori, kad mes nedraugautume. Iš tikrųjų, ir netgi nuo tų senų laikų, kada persipynusios buvo istorijos, tai ten bet kokiu atveju mes esam susipynę. Tai va tas susipynimas šitoj knygoje gavosi natūralus. Bet viskas iš draugystės. Manau, kad jeigu imti žmogaus kaip sutvėrimo išjaustus dalykus, taip, meilė yra aukščiausias lygmuo, ne? Dar meilė tėvynei, meilė kažkam tai ir visa kita. Bet draugystė yra tokio pačio lygmens pojūtis ir jausmas, kada mes ryšius kūrėme, kada tie platus ryšiai, tai yra ir šalių, ir žmonių, ir iš tos draugystės ryšio atsiranda santykis, kuris visus mus daro laimingais, normaliai žmonėmis iš tikrųjų. Dėl to vaikiška filosofija, jinai labai tinka ir suaugusiam. Kaip buvo Bučoje, kaip vaikai priėmė, tie vaikai, nesinori sakyti karo vaikai, bet kaip yra, kaip toje realybėje gyvenantis vaikai priima tokį žaismingą tekstą. Jisai yra tas tekstas ten vis tiek su gaisru, bet nugalėtas tas gaisras. Tai yra natūralus poelgis, kad vis tiek visi turi tą mūsų aplinką. Tai yra pasaulis, miškas tai pasaulis, jisai yra mūsų visų. Ir jeigu kažkur tai kažkas dega, tai iš esmės, jeigu šiandieną vėjas pučia į kitą pusę ir iki mūsų tą liepsnę daeina, tai nereiškia, kad pasisuks vėjas ir toj pat mūsų aplinka nedegs. Tai tas visas dalykas veikia. Bet man tas didžiulį paliko įspūdį iš tos kelionės, kad iš tikrųjų tas, kas yra nenormalu, yra tapę normalu. Tai yra vaikai reaguoja normaliai į knygos pristatymą ir mano galva, visiškai nekreipdami dėmesio į tuos pranešimus apie raketas, kurios atskrenda pas juos, jie ramiai reaguoja
normaliai nepavadinsiu, būtent normaliai reaguoja. Tai yra nenormalūs dalykai tampa normalūs. Karas iškraipo tą visą dalyką. Ir dar pagalvokime, vaikai, kuriems 6 metai, jie savo gyvenimą atsimena kare. 2 metai jie nieko nelabai atsimena, bet jie jau eina į mokyklą ir jiems tai yra natūralu. Ryte skamba pranešimas, pas mane programėlė yra, gaunu tą programą, visi jie turi tas programėlės, labai gerai jos veikiančios, dėl to praneša. Raketų ataka, bet ką tu darysi? Iš tikrųjų, tie vaikai verti pačio geriausio ir dar ateis laikas, ir Buča School projektas yra nukreiptas į tą, kad karas baigsis. Ir tie vaikai yra verti vaikysčių ir tie vaikai turi gauti mokyklas, turi gauti literatūrą. Lindai, ačiū, kad prisidėjo prie ukrainietiško, to puikaus vertimo. Ir mes dar vieną duosime knygą. Ne dėl to, kad tai yra mano knyga, bet dėl to, kad tai yra teisinga. Kad vaikai gautų tas teisingas, šviesias knygas į rankas. Kad jie jaustų, kad yra ne vieni šitam pasaulyje, kad jie nepalikti, kad yra draugai, Lietuvoje draugai, atvažiuoja, stato mokyklas, modernes klases. Modernumas tos klasės, Lietuvoje tokios reikia paieškoti, tikriausiai nėra, ne? Nėra tikrai. Nėra. Sudėta viskas tas geriausia ir mūsų dėka projektuotojų lietuvių. Ir tos filosofijos, kad tai turi būti ten anglies pasiekmių, tai medžiagos, sudėtos saulės baterijos, inverteriai, kad tai sudėta viskas tas geriausias. Technologijos, tiltai, kūrimas tų ryšio priemonių su pasauliu, tai yra nuostabu. O vaikų akis tokius. Kartais atrodo, kad dabar Vidmantas pasakoja apie tuos normalumus, nenormalumus. Aš iš savo patirčių galiu pasakyti, kad iki kiek karas deformuoja, mes tik tai galim teoriškai bandyti svaičioti, kas tai yra. Man atrodo, geriausia tą deformaciją iliustruojantis dalykas, kai vaikai Ukrainoje konstatuoja ne atskridusios, kad sprogo kažkas, bet vaikai 10 metų, jie žino, kas sprogo. Ar tai 120 mm mina, ar tai 80 mm mina, ar tai 180 mm mina. O čia yra virš nenormalumų. Tai ta informacija, kokią neša šitokios knygos, turbūt tai yra tas vienas iš daugelio žingsnių grąžinančių į normalybę. Man tai atrodo. Tai yra ir karas už protus, turbūt vaikus išlupti iš tos informacinės erdvės, duoti jiems tą gražų pasakojimą, kuris grąžina juos ten, kur jie turi būti. Tai yra vaikystė. Daug vilties. Galina, jūsų manymu, kokia reikšmė yra tokių knygų vaikams? Man tai pagrindinis sakinys čia, kad хоч різні ми, та дружба все здолає. Та й от та draugystė tarp mūsų visų, tarp ukrainiečių ir lietuvių, ypač tokiam laikui kaip dabar, tai ypatingai svarbu. Ir tokia šviesi ir jautri knyga, tai labai gerai, kad jinai dabar egzistuoja. Čia turbūt visiems yra tas erdvė mąstymui, kaip sugrąžinti tuos vaikus į tą normalybę. Tai ta karta, kuri bus jau užaugusi, kare neturėjusi kitokių patirčių, tai čia aš sunku protų suvokti, koks turėtų būti specialistų desantas, kad ištraukti vaikus iš ten. Kijeve, šiaip tai jie tvirti, galiu pasakyti. Kijeve, pats Kijevo miestas. Ar tvirti, ar randuoti? Nežinau, aš susidariau, kad jie yra tvirti. Ir iš tikrųjų, daugiau tvirti negu suranduoti to karo. Iš tikrųjų, jie gyvena, jie kabinasi į gyvenimą ir iš tikrųjų
pats Kijevas man paliko tokį įspūdį įdomų, dvejopą, visi girdėjote, kad dabar atjunginėjama šiluma, elektra, kad jie ten gyvena. Ir pas mus mes gyvename bute ir jame visą laiką dingdavo elektra, žinodavai, kad ten šitą, reikėdavo pasišildyti vandenį, pasišildyti šitą, kad nusiprausti, kad ten dar kažką pasidaryti. Bet iš esmės į miestą tu išeini, miestas gyvuoja, visas miestas gyvuoja, reiškia, normalų, atrodo normalu, nėra to karo. Tik tai vienu metu atsijungia elektra, palei gatvę stovi vien elektros generatoriai ir atsijungia elektra ir visas miestas kaip bičių avilys pradeda ūžti. Ir man tas bičių avilio, Kijevas kaip bičių avilys, man ta asociacija, tiesiog labai atsivaro. Ir dar pagalvojau, jie bičių avilį, kai užkabina, žinai, meška ten eidama užkabina bičių avilį, nori, ten to medaus nori prisikabinėti. Geriau nekabintų to bičių avilio, nes gal išgriaus tą kampą, bet tas bičių avilys, jisai neturi to nei pasidavimo momento, nei kažkokio tai, kad kažkaip tai mes čia, sunku. Iš tikrųjų sako, mums sunku, bet mums kito kelio nėra. Mūsų čia tėvynė. Mes už tėvynę dabar dantimis, nagais, bet kuo. Ir tenai, sako, jūs mūsų ar paliksit, ar nepaliksit. Bet sakė, lietuviai, tai čia, su lietuviais tai draugystė, labai myli lietuvius. Iš tikrųjų, Ukraina, ne tai, kad tenai, bet tiek tokių įvykių buvo, kad paprasčiausiai, kai sužino, kad tu lietuvis, tai ten jautiesi kaip, artimiausių draugų, vėl, draugų rate, iš tikrųjų. Labai geras pavyzdys vėlgi iš tų pačių asmeninių patirčių. 23 metais aš buvau Bučioje, Piniai, Truskavcai, tam rajone ir tu eini, tada buvom neįpratę, dar manėm, kad visur reikia nešiotis akreditacijas ir taip toliau, ir tu nueini į vieną restoraną papietauti, iš tavęs neima pinigų, nes Lietuva, nueini į kitą, vėl neima pinigų, paskui galvoju, gal aš jau ją geriau nusimsiu, nes ne fainai kažkaip, nes nesmagu, tai ta tokia brolystė, draugystė, tokia labai akivaizdi greta visų tų kitų dalykų, kaip Vidmantas pasakoja, kad Kijeve, jeigu nesirenos, tu kaip ir nesuprastum, kažkaip vyksta. Mano tolimiausia destinacija turbūt buvo Kramatorskas, Donbasas, rytų Ukraina, Konstantinivka, ta pati. Tai ten dar kita realybė yra miestai neegzistuojantys, miestai vaiduokliai, kur žmonės iš principo net nebereaguoja į tas visas sirenas. Nepatogumas toksai, kad kai sugaudžia sirenos, išjungia elektrą, išjungia internetą, ir jeigu tu tuo metu esi, pavyzdžiui, parduotuvėje, tai tau net atsiskaityti neišeis, nes tokia ta realybė, bet žmonės nebereaguoja čia apie tuos normalumus, nenormalumus, tas naujas realybės ir taip toliau. Tai yra, tokios šviesos spindulėliai, tai turbūt jie yra sunku pervertinti. Paskelbė tą visą, tai internetą atjungiami, GPRS atjungiami, mes važiavome, kaip tik naktinis buvo sekmadienį didžiulė ataka prieš Kijevą, išvažinėjome ten taip švintant, tai lietuviški numeriai, Aivaras vairuoja, privažiuoja policija, atsidaro langą, klausia, viskas tvarkoja, sakome, mes į Lietuvą važiuoja, sako, tą pusę, gero kelio, bet ta pusė yra, nėra paprasta, nes labai juokingai būna, kai išjungia GPS, aš važiavau, Chersone buvau, važiavau su konvoju, vienas buvau, ir atjungia GPS, tai reiškia, kad neveikia niekas, jau Google Mapsai neveikia. Ir suki ten turadais, nes nežinai, kur važiuotai sustoja prie taksisto, sakai, žiūrėk, nuvežk mane su mano mašina iki ten ir ten, tai jis važiuoja prieki, tu paskui tą taksį. Kas yra nenormalu, tampa normalu. Ir aš šiokį tokį, bet pyktį jaučiu karui pyktį, už tai, kad jisai irgi tai yra nenormalu, kas yra normalu. Mes dabar pristatėme knygos, daug kalbama apie situaciją, kurią išgyvename ir mes pasakojame irgi apie karą. Vaikus, kurie karo, bet ne apie literatūrą. Iš tikrųjų, kaip rašytojas, kaip šitos knygos autorius, gal norėčiau literatūriniais klausimais, mane kas nors paklausų, pakritikuotų, pasakytų, žinai, tavo ritmas, rimas tenai, ten šlubuoja, nešlubuoja, ką tu čia prisidirbai arba šitą. Bet tas dalykas mus nenormaliai įtraukia pasaulis į tuos dalykus.
daug Lietuvoje kažkas bando nenormaliai įtraukti ir tuos nenormalius dalykus pasakyti. Žiūrėk, viskas, šitas pasaulis pragmatiškas, viskas išsiskaičiavimo. Kokia nauda man dabar iš jūsų, ponas? Nežinau. Ai, nauda, turiu naudą, tai arčiau. Nu, va tas dalykas mums bando tai įteikti. Nėra tai. Nėra menas, santykiai ir visi kiti, jie neparemti. Ir ne tai, kad giminystės turi būti ryšiai, kad mano šeima, vaikai turi geriau gyventi, reiškia, aš eisiu kitą tautą, užkariausiu ir taip toliau, atimsiu ten kažkokius tai šitą, padarysiu dar 1 milijardą ir taip toliau. Tai yra neteisinga. Visas pasaulis gyvena ant žmogiškų pagrindų ir tegu mus nekiša to į galvą, kad tai yra norma. Visiška nenorma. Tai visiškai nenorma. Literatūra normali yra norma, santykiai normalūs yra norma, statyti mokyklas yra norma, o griauti mokyklas yra nenorma. Ir tai yra visiškai nepriimtama norma. Tai santykiai tarp pačių valstybių turi būti, tu pyk kiek nori, bet tu neturi teisės atiminėti žemę. Tai yra jau sutarta, kad šitos žemės yra vienų tautų arba kitų tautų, yra pasirašyta chartija. Kodėl? Vaikų chartija yra pasirašyta, kad vaikų tu negali liesti. Tai kodėl tie vaikai, reiškia, jiems atimamas visas vaikystė. Taigi šitas periodas, jisai veikia Ukrainą, veikia mūsų vaikus. Mano, reiškia, anūkai augs šalyje, jeigu čia tęsis visas dalykas, tai jis augs nenormaliam pasaulyje, kuriame matys nenormalius dalykus. Aš nenoriu. Dėl to su Galina ir kūrėme tas pasakas ir sakome, ne, normalu yra draugauti ir kartu nugalėti tas mūsų, kas neteisinga, o suaugusiams galiu pasakyti, drąsos, ištvermės ir nepriimkit, nenusileiskit. Kas yra nenormalu, yra nenormalu. O normalūs draugiški santykiai ir visa kita yra, čia yra norma. Žmonių norma, žmonijos norma. Kaip įmanoma labiau užakcentuoti, kad ta naujoji realybė, kurią siūlo aplinkybės, pasaulis, geopolitika ir visi kiti dalykai, kad mes neužsizulintume ir tai netaptų ta tokia naujaja realybė, kad taip maždaug taip yra, karas, visko būna, žuva žmonės, visko būna. Tas sakė, ne, tai nenormalu. Ir su visom įmanomom priemonėm priminti, sugrąžinti į tą, kas iš tikrųjų yra normalu, kaip turėtų būti, kad ta primetama normalybė netaptų norma kažkokia. Menininkų yra tiesiog priedermė tą dalyką daryti, kurti muziką, skaityti puikius tekstus ir tie tekstai, kad būtų šviesus ir tiem vaikam, leidėjams leisti, spaustuvėms leidėjams leisti knygas, gražias knygas gaminti, o ne kažkas brošiūras, pavyzdžiui, atsiliepimus apie karą. Ir Jokūbui tikriausiai, jeigu yra malonu, kai vaikam knygą gamina ir mums visiems yra malonu mokyklą statyti, atvirai šnekant, o ne, bet prie mokyklos dabar statyti slėptuvę jau privalomai. Jau norma. Kitaip nepastatysi. Ir kitaip nepastatysi. Normalu? Manau, kad ne. Bet tai yra iš bėdos jau tu darai. Reiškia, geriau būtų kokia papildoma sporto klasė. Jeigu tu viską turi, visi normaliai gyvename. Kam tos slėptuvės? Ne, dabar slėptuvės turime. Gerai. Dar viena turbūt yra pas mus, toksai mes esam daug dalykų išmokę kaip kokį ketureilį, man atrodo. Mes žinome, kad žmogaus teisės, taip jos yra, lygios galimybės, taip jos yra. Bet mes esame tai iškalę atmintinai, bet iki galo nesusivokę. Čia kaip su šita normalybė man labai gražiai prisimena vienas toksai anekdotas, kalbant apie tuos išmoktus, iškaltus, bet neįsisavintus dalykus, kaip žurnalistai išeina Niujorke daryti apklausos žmonių gatvėje, vadinamas Vox Populis, ir prieina prie žmogaus ir klausia, sako, ar jūs rasistas? Sako, ne, aš ne rasistas, nes rasizmas nusikaltimas, o nusikaltimus daro juodaodžiai.
Tai čia yra apie iškaltus dalykus, bet neįsisavintus dalykus. Tai aš kažkaip linkiu vis dažniau save kvestionuoti, ar mes išmokom, ar iškalėm. Mes tai suprantam, ar žinom mintinai. Tai labai ačiū, jau matau, duris atsivėrė. Ačiū.